Tai iš esmės hakatono tema, kokia yra pavadinimas Hack for Planet, tai prisidėjimas prie tam tikrų tvarių tikslų. Idėjų buvo pačių įvairiausių, nuo programėlių, kaip apskaičiuoti šaldytuvo turinį, produktus jame esančius ir kaip mažiau išmesti maisto. Tai tas taupimo buvo aspektas, taip pat kai kurie pristatinėjo idėjas, kaip sutaupyti elektrą apskritai, pakeičiant vėlgi įprotį, tai ar tai išjungti šviesos jungiklius, ar tai dar kažką daryti. Turėjome idėją, jau projektą, kurį pradėjome šiek tiek anksčiau, prieš kelis mėnesius, tai padaryti bateriją, kuri generuoja elektrą tik iš ore esančios drėgmės. Pasivalidavom idėją, jinai veikia, mūsų celė gamina elektrą. Hakatono metu dar iš tikrųjų nežinojome tiksliai, ką darysim, bet žinojom, kad darysim kažką būtent su šia technologija. Tiesiog pagalvojom, pasiskaitėm tikslus ir labai užkabino antrasis pakeisti įpročius. Pasidomėjom daugiau apie įpročius ir pažiūrėjom, kuriai amžiaus grupiai tuos įpročius būtų pakeisti tikslingiausia. Ir tada supratome, kad reikia fokusuotis į jaunuosius moksleivius, tai 4-8 klasių maždaug moksleivius. Kaip juos pasiekti, ko gero padaryti žaidimą būtų teisingiausias kelias. Šio projekto metu mes bandysim tuo pačiu ir jaunai kartai pasakyti, kad energiją galima išgauti nebūtinai iš iškastinio kuro, bet iš gamtos, nes jinai yra atsinaujinanti ir jinai yra tvari. Bet tai pasakoti jauniem, kam gal būtų šiek tiek sudėtinga, gali prarasti dėmesį, gali būti neįdomu, tai dėl to žaidimas puikiai įtraukia ir padeda ne tik atlikti testus savo rankomis kažkaip interaktyviai, bet tačiau yra ir mokomosios kortelės, kurios ir edukuoja tuos jaunuosius būsimus specialistus apie tvarumą. Būtent. Mes tikrai pasistengėm, dirbom dar ir per naktį ir kad šimtame etape atsidurtumėm, mes patyrėm labai daug keliose vietose, vis pralaimim, bet tas užsidegimas viduj, kurį mes turim, tai turbūt pagrindinis dalykas ir varomoji jėga, kad pasiekti tikslo. Ir būtent šitam hakatone mes turbūt tą ir išreiškėm geriausiai ir laimėjom. Dabar norime padaryti tą veikiantį funkcionalų prototipą, nors jisai jau kaip ir yra. Tikslas būtų dar labiau jį ištobulinti, gauti visus reikiamus leidimus jį publikuoti ir tada kalbėti su mokomosiomis įstaigomis, siūlyti tą žaidimą ir edukuoti jaunąją kartą. Daug darbo ir kuris atsipirko, bet dar daugiau darbo į priekį ir labai smagu, kad mes iš esmės galėsim įgyvendinti tą projektą ir pakeisti gyvenimus.